Eteryje laida Kaimyniškai su ponia Hana. Jaripap. Ir žinokit, dar galiu geriau padžiazuoti už visas tas vėplas, kurios kažkodėl dainuoja eterį. Jūs man paaiškinkit, ką? Kodėl šiais laikais, bet galima taip įeiti, padaryti nesąmonę, reiškia, visiškai įrašytą tokią durną, su durnu tekstu ir dainuoti. Gal aš ko nors nesuprantu. Jaripap. Tai la. Palaukit, ką dar galėčiau sudainuoti? Dar žinokit, galėčiau Ramunėlę sudainuoti. Galėčiau dar sudainuoti, žinokit, Pušelę, kuri ten viena, kad neliktų jau visaip. Bet kodėl niekas to neapsipiktina, kodėl niekam nuo to nesidaro bloga, vat šito gyvenime aš nesuprantu. Mėlėjai, gal aš per aštri, gal aš nekukli, gal aš dabar negražiai pasakiau, bet nuo tokių durnių, reiškia, saugokimės, Viešpatie mano. Nei balso, nei klausos, o jos dainuojagi. Ir jos dainuoja, žinokit, ir leidžia diskus, ir pinigus gauna, ir mūsų ausis, taip sakant, užgula per radijas ir televizijas. Pikta, tegu pikta. Tegu aš būsiu dabar labai negražiai ir pikta. Taigi, atsisveikindamas su jumis, linkiu kuo daugiau šviesos. Žinokit, vat kaip Dievą myliu, niekada šito neraginu. Išsijunkite televizorius, išsijunkite radijas, paklausykit tylos, paukščiai parskrido, žinokit, jiegi čiulba. Ir tegu jie čiulba jums, o ne tos visos pusdurnės. Gerai? Iki. Kaimyniškai su ponia Hana.